Labas vakaras, milijonierių projekto žiūrovai. Šį vakarą vėl sveikinamės su jumis pirmadienio vakarą su astropsichologė Rūta Remeikė. Ir šį vakarą labai įdomi tema - santykiuose taškas. Labas vakaras, Rūta. Sveika, Asta. Ir kas čia tokia ta tema ir kaip jinai čia mums yra aktuali? Ir kaip jinai susijusi su žvaigždėm? Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad mes jau praėjom visus blogiausius taškus, kokie tik tai galėjo būti. Visi mes labai gerai žinom, kas yra užtemimai. Ir ne tik astrologai, ir jau dabar kiekvienas mūsų turbūt žemės gyventojas jau irgi žino, kad užtemimo metu būna kažkas tai, ne? Na, o užtemimai būna skirtingi, jie vienokie arba kitokie. Tai šį kartą mes pragyvenome, sakyčiau, sunkų užtemimą, kuris atidarė vartus į pragarą. Ir dabar tikrai juokiuosi, kadangi mes visi turim užduoti gerą. Jau jeigu kažką ir atidarėm tos vartus, ne, tai yra galimybė juos uždaryti. Bet kokiu būdu mes turim juos uždaryti, ne? Arba gerą darbą padarius, arba padėjus tašką, arba užsispyrus ir atsikračius savo kažkokių tai priklausomybių, arba savo visą energiją tą blogio perteiki į gerą pusę ir nuverti kalnus. Tai va, tai šiandien kalbėsim apie tai, ką atidarėm ir kur mes toliau turim nueiti ir ką padaryti. Rūta, o kaip žinote, kad atidarėm čia kažką, mes netidarėm, kas čia įvyko? Realiai danguje buvo viskas, dangus atsidaręs buvo, ne? Tai jeigu pas mumi kažkokie tai įvykiai vyko, tie įvykiai mums pasako, į kokią pusę mes turim žiūrėti ir ką mes turim daryti. Kitą kartą žmogui galbūt nutiesia kelią netgi 18 metų į priekį. Ir reikia pasižiūrėti, kas buvo, pavyzdžiui, 2004 metais, ką mes ten veikėme, ką mes darėme. Ir galbūt jeigu ten buvo kažkoks tai įvykis atidarytas, tai mes čia gal dabar jau ir užsidarėm, ne? Arba kažką tai įsigijom, dabar atsikratėm, pardavėm. Arba kažką tai nusipirkom ir žinom, kad 18 metų mes su juo būsim ir po 18 metų kažką tai darysim. Tai tokie va visi, sakyčiau, įvykiai, jie ir nusako, į ką mes čia kur kažką tai padarėm. Nors dažniausiai šitas užtemimas buvo viskas su santykiais, ne? Tai santykiai gali būti su kaimynu, santykiai gali būti su sesė, su broliu, santykiai gali būti su vyru, santykiai gali būti su pinigais, santykis gali būti su maistu. Ir santykis gali būti su savo sportu, ne? Arba savo judėjimu visų. Tai mes tų santykių turim labai daug. Ir dabar turim galimybę padėti tašką. Ir arba santykius su kažkokiais tai padedam tašką, arba atidarom kažkokią tai erdvę ir mes bet kokiu variantu mes turim šiandien dienai tokią unikalią galimybę. Kažką tai pradėti daryti tai, kad kitų metų spalio 28 dieną užbaigtume 100%. Tai galim pradėti skyrybų procesą ir jisai 100% pasibaigs spalio 28. Dar vienas toks yra data, gegužės mėnesį. Gegužės 4 dieną gali būti kažkoks tai vidurinis taškas. Tai jeigu šiandien dienai padavėt pareiškimą skyrybom arba per visą suvėlimą, sakyčiau, užtemimų susipykot ir jau yra konkretus įvykis, kad vežu, paduosiu pareiškimą ir skirsimės, tai dar bus kažkoks tai įvykis. Ir gegužės 4 dieną, o galutinis taškas bus 28. Bet kitas yra toks, sakyčiau, labai geras dalykas, kadangi mes šiandien, dar aš papasakosiu, tik tu pasakyk, kad visi jungtųsi, nes mes šiandien dovanojam sielos formulę kažkam. Tai jungiasi kolektyvas, tikrai mūsų žiūrinčių yra, ne visi dar pasisveikino, tai labas vakaras visiems žiūrintiems, labas Gintarė. Ir labas Gintarai, Aurelija, Edvinai, Žydrūnė, malonu jūs visus čia matyti. Ir žinokit, šį vakarą laimės vienas iš jūsų sielos formulės 75 eurų vertės. Tiesiog išrinksim atsitiktinumo būdu ir paprasčiausiai reikia pasidalinti. Ir už jūsų gerą širdį bus atlyginta. Rūta padarysiu, kaip čia dabar pasakyti, sudarys, ar ne? Sudarys sielos formulę. Tai bus sudaryta sielos formulė ir nusakytas visas likimas viso gyvenimo. O tas, kas jau žino, kaip aš sakyčiau, ne, savo kažkokį tai astrologinį dalyką, tai čia sielos formulė yra kokybiškesnis variantas. Ir yra, iš tikrųjų, mes jau ir labai daug praėjom su laivais, ne, mes jau pristatėm, kad kitą kartą žmogus gal neturi sielos formulę, o turi kažkokį tai astrologinį sudarytą kažkokį tai, ne, žemėlapį arba kaip jinai natalinė korta vadinasi dar taip. Tai irgi, tai lygiai tas pats, tik tai sakau, sielos formulė parodo daugiau kokybę. Ir mes visą laiką
stengiamės gyventi teisingai ir kaip sako, reikia gyventi teisingai. Sakau, kad būtum žmogus iš didžiosios raidės. Nu, tai va tada ir viskas būna teisingai. Kai tave visi gerbia ir tu visus gerbi, tada ir viskas būna gerai. Tai va, tai tie mūsų iš tikrųjų santykiai, jie ir sudaro tokį sąsają, ne? Jeigu mes gerai, vienam žmogui, pavyzdžiui, būna toks užsiėmimo variantas, ne? Jam teko susipykti arba su sesės, arba su broliais. Ir pas jį piniginis variantas dėl kažkokio tai dalyko irgi pradėjo žlugti. Ir jau mes matom, kad kažkas ne taip, kažkas negerai. Susitaikyk su sesė, su broliu, vėl atsiveria piniginis variantas. Kitam galbūt su mama reikia sudaryti kažkokį tai santykį, ne? O kitam su paprasčiausiu kaimynu. Tai jeigu mes kiekvieną dieną einam, tie, kurie gyvena su kaimynais, ne, dideliai laiptiniai, ir kol nusileidi ten iš 9 aukšto į 1, tu juos susitinki, ir jeigu tu su jais neturi gero santykio, tai kitą kartą ir žinau, kad per tavo arba šeimos santykis gali nuo to pakenkti, arba šeimoje susipykęs gali su kaimynu santykį pakenkti. Nu, tai čia mes kitą kartą juokiamės. Gerai susipykti, kaimynas ateis pasakyti, kad nerėkautų mane ir va, susipyksi tuo metu. Visokių tokių yra palyginimų, bet vienas, sakyčiau, iš tokių šiandien dienai pačių svarbiausių dalykų, ne? Mes turim numatyti, ką mes norim turėti kitų metų spalio gale, iki lapkričio mėnesio. Jeigu aš šiandien dienai sugalvosiu, kad pas mane neturiu antros pusės. Labai dažnas dabar kažkodėl variantas, kad visi ieško antros pusės, nes gali būti taip, kad jau ir susipyko su savo, per visą užtemimą gali būti, kad susipyko ir yra nuspręsta, su šito išsiskiriu ir einu į kitą pusę, ieško, kad pas mane ateitų naujas. Bet reikia sugalvoti taip, žiūrėkit, dabar tas sumanimas, jisai turi būti labai realus. Ir jeigu aš šiandien pasakysiu, kad aš po metų noriu jau būti ištekėjus ir turėti 2 vaikus, neįmanoma. Turi būti realus variantas, ne? Aš galiu tik tai ištekėti ir galiu pastoti. Tai va, per metus laiko galiu tokį variantą susigalvoti. Negaliu susigalvoti nerealaus varianto, kurio negalėčiau įvykdyti. Arba kaip pavyzdys, sveriu 200 kg, kitais metais noriu sverti 50. Neįmanoma. Tai va, visi mūsų tokie sumanimai, jie turi būti realūs, kad tu realiai pasverk ir pagalvok, ar iš tikrųjų tau tai įmanoma per tuos metus padaryti ar neįmanoma. Gal kartais kitam įmanoma padaryti ir per pusę metų. Va, pavyzdžiui, jau iki kito gegužės mėnesio jisai drąsiai gali pasiekti irgi tokį variantą. Tačiau yra tie 2, sakyčiau, tokie atskirties taškai, kad jeigu dar nepasisekė gegužės mėnesį, tai tada žinau, kad dar tavęs laukia spalio mėnesį jau tas galutinis taško padėjimas. Tai va, tai šiandien dienai visus kviečiu, kadangi dar yra toks vienas, sakyčiau, mūsų, yra posakis, kaip danguje, taip ir ant žemės. Pas mumis šiandien dienai danguje yra raudonas Marsas. Raudonas Marsas yra agresija ir yra labai didelė energija. Tai ką reikia padaryti? Ta baisia energija, kuri yra baisi, ne? Ir jeigu šiandieną aš visą laiką taip kitą kartą juokiuosi, kad atsiranda mūsų komentatoriai agresyvūs, jie ten lenda visur, kur reikia, kur nereikia, ne? Atsiranda aiškintojai, ką daryti, kaip daryti, tokie išminčiai, kur viską žino, į kokią pusę reikia suktis ir ką daryti. Tai ką aš jiems siūlau? Siūlau tą visą blogio energiją, tą, kas susikaupė, ir jeigu tu negali žiūrėti kokį postą, jeigu tu negali, eik kažką padaryk gero. Vienas iš variantų, jeigu daug sveri, atsisakyk savo kažkokių gerų maistų ir eik malkas sukapok, tai gerą darbą padarysi, kitam eik išsišveisk savo vonę, ne? Ir mes per savo tą pyktį mes jį galim sugeneruoti į kažkokį nerealų darbą. Ir pats geriausias variantas, kaip aš sakau, neiti į sporto salę, o ten, žinai, bet padaryti kažką tokio, ko visą laiką pas mumi yra kažkoks vienas darbas, ko nepadaryti. Sandėliuką iškraustyti, kažkokią tai palėpę, ne, ten susitvarkyti. Nu, va, tie tokie darbai, kurie, dar biški vėliau. Ir visą laiką atidedi, kadangi, tai nėra pagrindinis tavo toks. O dabar galima, pavyzdžiui, užsispirti ir padaryti tą darbą, prie kurio tu, rankos nekilo padaryti. Nes tavo energija visa marsiška ir tokia pikta leidžia mums padaryti daug fizinių darbų, prie kurių, sakau, negalėjom prieiti ir visus atidėdavom ir, palauks, dar praeis kažkas, tai palauks. Kitas variantas, ta blogoja energija, ją galima perdaryti transformuoti į gerąją. Susipykau šiandien su kažkuo tai paruošiu tokią vakarienę, kokio gyvenime dar nebuvau paruošusi, ne? Bet supykti savo ir padaryti kažkokį tai nerealų dalyką. Ir kitą kartą mes visą laiką sakau, eiti į santykį reikia visą laiką geruoju būdu, ne? Kai mes išsikraunam, jeigu tu ten visą dieną bulves kasei, kaip anksčiau būdavo, ne?
tu grįžti jau namo, viskas, rankos nusvirė, kojos nusvirė, džiaugiesi, guli ir viskas, daugiau nieko nereikia. Nei minčių blogų, nei ten apie kažką tai blogo pagalvoti. Tai vat visas mūsų, sakyčiau, šitas dabar transformuojantis etapas, o jisai realiai lapkričio mėnesis yra mirčių mėnesis. Kodėl jisai mirčių? Todėl, kad tai yra transformacija. Pavyzdžiui, ir mūsų ruduo eina į žiemą, ne? Ir mes, pavyzdžiui, kitą kartą sakom, krenta lapai, nesustabdysi, kad tas lapas kabėtų per visą žiemą ant medžio. Ten gali priklijuoti su kažkuo, bet jisai vis tiek nukris. Jeigu yra ateina momentas keistis, tai lapkričio mėnesis yra transformacijos mėnesis. Pas mumis čia dasidėjo tie užtemimai, pas mumis susidėjo be galo daug tokių, sakyčiau, visokių ženklų, kurie mumi varo į neviltį. Ir labai daug depresijų. Ir, pavyzdžiui, lapkričio mėnesį arba žmogus atsilaisvinęs. Ir jisai, jeigu, pavyzdžiui, jau gyveno sąžiningai, gyveno gražiai, buvo tas žmogus iš didžiosios raidės, jam nieko blogo nenutiko. Jisai kaip tik gal padėjo pamatus kažkokius tai, bet į priekį, būtent 18 metų. Tai labai daug pas mums yra skirtumų, labai mes visi skirtingi, bet visų energijos iš tikrųjų vienodos. Ir jeigu aš šiandien pikta, tau pasakysiu blogą žodį, jau tu grįžus namo, irgi blogą žodį kažkam pasakysiu ir tavo tokia šleifas nueina. Tai aš visiems šiandien linkiu, kad patariu, kad gerais darbais klojamas kelias į dangų ir iš tikrųjų mums yra kiekvienam paruošta kažkas tai, ne? Mes taigi visi žinom, ko mes čia atėjom, koks mūsų tas uždavinys, kokią mes patirtį turim atlikti. Tai jeigu kartais per užtemimus būna toks variantas, kad tas karminis taškas kitą kartą jumi jau klibina. Ir dabar būtent retrogradinis Marsas, jisai, kai lipti ant grėblio, ne? Jau jeigu vieną kartą lipau, gavau per kaktą ir vėl tą patį darau ir vėl gausiu per kaktą. Tai vat šitas kitą kartą pastovus mūsų priminimas, tai žinokit, jeigu jau prieš 2 metus kas nors buvo, dabar įvyksta, tai žinokit, kad šitas Marsas jums parodo, kad vėl lipat ant to pačio grėblio. Ir keisti, ir kažką tai pradėti keisti. Tai aš šiandien visiems sakau, pasiimat lapą popieriaus, pasiimat tušinuką ir rašot, ką galėčiau, ką norėčiau, bet iš tikrųjų reikia pakeisti blogą į daiktą. Ne tai, kad sakyčiau kažką tai gero, ne? Padaryti santykiuose tašką. Jeigu aš dar gyvenu tik tai sužadėtinė, ne? O jau tam pas mane vaikai gimsta ir aš dar tik sužadėtinė jau kokią 10 metų, tai padėk tašką ir pradėk organizuoti vestuvės. Jeigu ne gegužės mėnesį, tai bent jau tada spalio mėnesį, iki spalio mėnesio. Ir tau jau turi būti konkretus sąlygų užsakymas, maisto užsakymas, jau konkretus darbai turi būti surašyti, kad tu jau žinotum, kad eini į tą tašką. Ir žinotum, kad jau po spalio 28 bus ištekėjus. Tai va tie tokie, sakyčiau, teisingi sumastymai mūsų, jie ir turi būti realūs. Jeigu aš noriu šiandienai kažką tokio realaus padaryti, užkniso, kaip aš sakau, viskas, nesusirandu vaikino. Kodėl nesusirandinu vaikino, ne? Tai gal stora esu, tai užkniso viskas, einu į sporto salę, pradėsiu sportuoti, pradėsiu dietos laikytis, pakeisiu tą blogio savo kažkokią savybę, kad pykstu ant save, depresijoje sėdžiu, nežinau ką daryti, tai čipsus valgau, Coca-Cola geriu, guliu, filmų žiūriu ir verkiu. Viskas, dedu tašką, nuo šiandien dienos žinau, kad iki gegužės mėnesio eisiu į sporto salę, gegužės mėnesį, nuo gegužės iki viskas, ieškosiu vaikino ir eisiu konkrečiai ten, kur galėčiau jį susirasti. Tai va tokie, sakyčiau, labai, labai energijų nukreipimai, jie labai tokie tikslingi ir jie daug geriau pasieksite rezultatą, va dabar nusiteikę. Nes jeigu, pavyzdžiui, sugalvosite jau vasario mėnesį, ne, kad čia kažką tai reikia daryti, nebus tos uždegtos energijos. Tačiau ta uždegta energija, jinai gali uždegti blogiuje, ne? Kaip pavyzdys. Jeigu yra retrogradinis Marsas, kol jisai bus pas mumis danguje, o jisai pas mumis bus danguje iki pat sausio vidurio, visus nervuoja, nes visi atrodo kaip vėžliai. Čia reikia, kad greičiau padarytų, čia reikia, kad greičiau kažką tai surašytų, čia laukiu iš kažko tai skambučio, čia reikia, laukiu, nesulaukiu, nes atrodo, kad laikas taip išsitempia, kad 1 minutė praeina vos ne kai 10. Tai aš kitą kartą sakau, visą laiką dėkit kažkur, darykit kažką tai į gerosios pusės nukreipimą, ne? Jeigu laukiu ir kažko tai per tą laikotarpį kažką tai nuveik ir padaryk. Eik, išsiplauk stiklinę, puodelį savo, ne, kur kavą padėjai. Daryk gerus darbus ir realiai nuteik į fizinį darbą. Čia pats geriausias dalykas, nes jeigu transformacija, mes kitą kartą galim sugriaužti savį iš vidaus, ne, kiek galima daugiau griaužti. Tai aš sakau, visą laiką pasistengiam kažką tai padaryti iš išorinės pusės. O Marsas yra fizinis krūvis, fizinis darbas. Blogiausių variantų, nenorit nieko dirbti, nenorit savo nagų kišti į kažkokį tai darbą. Pritupimai. Pats geriausias Marso dalykas.
o pritūpimai keičia žmogaus sąmonę. Iš tikrųjų keičia. Nes žmogus nors truputį pajudėjęs, jau jisai pasiraumenės truputį, kadangi pritūpimas yra labai geras sporto, kaip aš sakyčiau, toks pratimas, nes jisai judina kiekvieną kūno ląstelę. Juda netgi ausis, kai darai pritūpimą. Tai va čia sakyčiau, sujudinkite kūną, kad visai į kitą pusę pasižiūrėti. Ir žinokit, jeigu šiandien dienai jums kažkas nesiseka, ne, jūs ten kažką tai turėjot sutartį sudaryti kažkokią, tai jūs ten turėjot kažką tai pasirašyti, jūs turėjot su kažkuo susitikti. Ir taip viskas matot, kad velkasi, niekas, čia nebereikalo, žinokit, velkasi. Perskaitykite dokumentus, ar jie teisingai surašyti, pažiūrėkite, ar teisingai viską padarėte ir tikrai einate ten, kur jums reikia. Nes būtent šitas laikotarpis, jisai labai išjudins tas, kas yra negerai. Jeigu tu čia strimgalviais lipsi ir kažką padarysi, tai žinau, kad paskui gegužės mėnesį arba spalio mėnesį turėsi nutraukti. Nes šiandien dienai dar turim tokį įdomų dalyką. Marsas keliauja dvynio ženklų. Dvynys yra dvigubas žmogus. Jeigu aš šiandien dienai, pavyzdžiui, sugalvosiu, nes mano energijos aš neturiu kur išsikrauti, ir radau savo auką ir aš ant jos, kiek sveikatos turiu. Ir ten ir taip, ir anaip, ir matais, ir batais, ir dar jeigu ką, tai ir paleidau iš ko nors, ne? Tai 100% sugrįž. Jau kad čia sugrįž, tai žinokit garantuotai. Tai va visiems sakau, nedarykit tam blogo, ne 100%, ne gegužės, tai spalio mėnesį gausi atgal ir dar su kaupu. Jau nebus taip, kaip kažką pasakyti, tai paskui kirs per tą dalyką, kuris tau yra pats sunkiausias. Jeigu pinigų nebijai prarasti, tai santykius atims, ne, kaip aš sakau. Apkolioji savo draugę, o žiūrėk, jau gegužės mėnesį guli su tavo vyru. Va tau yra atsakymas. Bet tai yra atsakymas, tai negalima daryti nieko, ateis va tokiu būdu, tai visą laiką sakau, žinokit, lazda turi du galus, o dabar ypatingai lazda turi du galus ir kadangi tos energijos tokios keliauja, jos ne pačios geriausios, o mes dar čia iš užtemimo atėjom, visi tokie, atrodo, kad belia ką padaryčiau, ne tenai, tai ir turim tas tokias sukontroliuoti, sudėlioti jas į vietas. Pats geriausias dalykas atsikratyti kažkokių tai ydų, to, ko, pavyzdžiui, turime, rūkimo, alkoholio, bet visą laiką sakau, tvarkyk tada, kada nesusitvarkai. Jeigu tu šiandien dienai žinai, kad aš galiu susitvarkyti su to, pavyzdys pats geriausias, išgėrei 2 stiklinės vyno ir dar nori, pasakai ne. Jeigu žinai, kad ir apsisukai ir eini, viskas gerai susitvarkai, bet jeigu dar jau eini, tai žinau, kad jau nesusitvarkai, tai tą įdą tvarkyk, taip, kad susitvarkytum. Rūkimas irgi, viskas, realiai mes žmonės, ne? Tai jeigu mes žmonės, mes turim puoselėti savo kūną, kad mes kuo ilgiau gyventume. Atėjom sielos gyventi kažkokiam kūne, o tas kūnas turi atlikti kažkokius tai darbus. Tai jeigu mes jį nualinsim ir jisai numirs, būdamas 25 arba 30 metų, jisai netliks savo patirties. Ir jau tu čia pasidarei savo labai blogą, sakyčiau, kažkokį tai ženklą ir jau sekantį kartą, kai ateisi, tai nieko gero. Čia tokio ir nelauk, kad kažkas tai būtų. Tai va, tik tai tiek noriu pasakyti, dar vienas yra pliusas. Tie, kas savo, būtent sielos formuliai turite retrogradinį Marsą, jums nėra tai blogai. Kadangi jūs jau pripratę, pas jumi iš vidaus, jūs žinot, kas tai yra. Tai visi turėdami, bet pasižiūrėkit savo sielos formulę, jeigu ten yra retrogradinis Marsas ir dar jisai centre, tai jums šitas laikotarpis yra gerai. Kodėl gerai? Todėl, kad Marsas turi tokių savybių irgi įkasti, padaryti kažką tai, ne, kai Skorpionas. Skorpioną yra gerai tik tai tada, kai visur aplinkui blogai. Kai visi aplinkui mušasi, jisai džiaugiasi, kad vyksta veiksmas, visiems blogai, tai jam yra pats geriausias dalykas, kai visiems blogai. Taip ir yra, taip ir sako. Jeigu nežinai, ką pasakyti Skorpionų, geriau nieko nesakyk, nes jeigu pasakysi įkas, tai yra tokio. O kai įkas, tu kentiesi, jisai džiaugsis, o tu kentiesi. Tai va. Tai Marsas yra irgi, Marsas vienas iš planetų, kuri irgi Skorpionas turi. Tai šiandien dienai, sakyčiau, Skorpionas turi savo irgi tokią šventą kažkokią tai dvasią, ne, bet vėlgi, žinokit, Skorpionai, kad negalima padaryti, nes tikrai pareis atgal. Tai va vienas patarimas, kad jeigu darykit iš geros pusės. Padovanosit kažkam tai, kažkokią tai, kaip aš nepadovanosit, labdarai, ne, paukosit. Kažkam paukosi, žinok, kad po metų dvigubai gausi atgal. Viskas eina iš gerosios pusės. Padarysi gerą darbą, dvigubai gausi atgal. Padarysi blogą dalyką, patikėk manim. Jau kad sugrįž, tai sugrįž. Tai vat ir Skorpionai, ir tie, kurie turi retrogradinį Marsą, paskirstykit savo energijas į gerą pusę, nes jūs neišimtis, kad jum atgal nebus. Tai va. Tai toks, bet pas mumi, sakyk tu, gal aš jau užsikalbėjau biškį.
Viskas gerai, viskas tvarkoja, aš taip ir laukiu. Ką čia vadinasi, tada reikia tokio daryti, ar ne? Tai jeigu nori blogai kažką pakomentuoti, kažkas užvirė, eik pritupimų padaryti, ar ne? Nes po metų laiko gausi dvigubai atgal už tą komentarą. Arba... Ne dėl to, kad gausi už komentarą atgal, ne? Pas tave ateis iš tos pusės, kuri tau pati skaudžiausia. Jeigu, kaip ir aš sakau, tu rašai komentarą, kodėl tu rašai blogą komentarą? Todėl, kad arba tu labai ekspertas geras ir tu sugebi įvertinti tokio lygio visus, kas yra gerai, kas yra blogai, tai tada išmes iš darbo. Jeigu tu iš pykčio susipykai su vyru, supranti, ir čia jau pradėjai visom rašinėti, nes tau blogai, tau širdį skauda ir tau reikia, kad visiems skaudėtų ir tada rašai komentarus, tai 100% to vyro jau nebebus, nei gegužės, nei spalio mėnesį. Kerta per didžiausią pusę, nes mes komentarus rašom ne dėl to, kad mums viskas labai gerai ir mes džiaugiamės, ne? Rašom tada, kai jau kažkas į uodegą įkando, kaimynė pasakė kažkokį žodį, kad niekada nesusitvarkau savo, pavyzdžiui, laiptinės durų ir viskas. Ir tu ten grįžai ir pikta nežinodama į kokią pusę. Tai va, tačiau nereikia norėti. Mes visi skirtingi žmonės, ne? Ir kitą kartą, kaip aš tau jau sakiau, kiekvienas tau pasakytas kažkoks net tau reikalingas dalykas, ne? Tada tikrina. Ar tu rimtai stovi ant savo to kelio, ką aš šiandien pasakyti? Nu tai jeigu aš šiandienai sugalvoju, ne? Viskas noriu, kitų spalio mėnesį, ko noriu? Kažko tai einu šiandien dienai į kažkokius kursus, nes po metų laiko noriu būti geriausia tortų kepėja. Ir žinau, kad aš po metų laiko pradėsiu gaminti tortus ir aš juos darysiu unikaliausius, ne? Tai ką šiandienai darau? Šiandienai einu ieškoti, kur mokinsiuosi, kad išmokčiau, kaip juos daryti, paskui einu ieškoti, kur aš juos kepsiu, namuose ar samdysiu kažkokią tai kepyklą. Ir ką aš darysiu, ar juos pardavinėsiu iš namų ir ar atidarysiu savo kažkokią tai parduotuvę ir ten viską darysiu. Tai vat atsistoju šiandienai ir susirašau. Vat po metų laiko, jeigu taip, santykiai su vyru gerai, jeigu santykiai su kaimynais gerai, santykiai su sesėm broliais gerai, santykiai su vaikais, santykiai su mama tėčiais, viskas gerai, 100% turėsit. Bet jeigu kokį santykį turit blogą, pirmiausia eina susitvarkot santykį. Jeigu kažkada kažkam esat blogai pasakę, ne? Nu, ten būna tokių dalykų, supykau. Tai va dabar geras dalykas prieiti atgal ir pasakyti, gal aš buvau neteisi, o gal buvau teisi, tu buvai neteisi, bet ateiti ir pasakyti. Sudaryti tą santykį, kad aš žinau, kad tu buvai kaltas ir aš supykau ir išėjau ir mes nebendravom kokius metus laiko. Bet jeigu, pavyzdžiui, aš dabar ateisiu ir pasakysiu, kad žengsiu žingsnį pirmas, ne, tai tą tortų kepyklą turėsiu po metų. Bet jeigu dar vis lauksiu ir sakysiu, ai, nu gerai, nu tai jinai kalta buvo, man ten turi jinai paskambinti ir pasakyti. Ir po metų laiko, tai jau turėsiu ne kepyklą, o tik tai savo namuose. Gal kepsiu tortus ir jau turėsiu ne užsakymų krūvą didelę, o gal tik tai savo draugų tarpe, ne? Ir viskas klojasi taip. Kuo daugiau santykių iš aplinkui, tuo daugiau klientų turiu. Kuo mažiau santykių su aplinkiniais, tuo nei klientų, nei tavo, nežinau, ar darbas, ar prekyba, viskas sustoja ir viskas tada merdi. Tu merdi, nenori į santykį eiti, merdi tą, ką tu darai. Tai čia yra toks, nežinau, čia yra išmintis einančius iš gyvenimo į gyvenimą. Čia nereikia kažko tai naujo surasti ir kažką tai sakyti. Čia viskas eina iš mūsų praeities ir čia viskas visiems kitą kartą būna aišku. Turėjo gerą santykį ir kitą kartą klausia, kuo skiriasi milijonierius nuo to, kuris visai nieko neturi arba galą su galvo suduria, ne? Pas milijonierių yra milijonas pažįstamų. O pas tą, kuris galą su galu suduria, jisai tik tai telefone gali arba televizorių gali komentuoti ir visus siuntinėti iš vienos pusės į kitą. Ir taip yra. Ir jeigu, pavyzdžiui, man niekas negeras, aš ten tik tai vienas sėdžiu savo ir žiūriu kur kas, o jeigu tu jį pakviestum į kiemą, kad jisai ateitų su kaimynais pabūtų, jisai išsigandęs sėdėtų turbūt ir jam būtų baisu išeiti. Tai va to ir skiriasi. O tas, kuris eina į santykį, eina su visais žinoma, būna visko. Tai čia nereikia žinoti, kad čia jau jeigu sulindai kažkokius santykius, būna ir tuose santykiuose visokių variantų, ne? Ir ten kartais nekaltas būni gali apkaltinti. Tai čia yra pamokos. Bet kuo tu daugiau tų pamokų turi, tu kitą kartą žinai, kaip elgtis. Su durnium nepradėsi ginčytis, nes jau 2 durniai bus. Nu, tai žinai, kad jeigu pradėsi su kažkuo, tai ten tiesas aiškinti ne su to, ko reikia, tai prarasi dieną, prarasi savo energiją ir tikrai jau paskui ir piktumas gali paimti. Tai va, nereikia su durnu pešiotis, nereikia
nereikia ieškoti išminties ten, kur jos nėra. Ir reikia iš tikrųjų daryti tą, ką tu nori. Ir nereikia primesti savo. Ir jeigu, pavyzdžiui, vaidini šustresnį negu esi, čia irgi nėra gerai. Tai vat visą laiką žinok, visą laiką, kaip sako, koks yra, žmogus mažiau parodo save, negu iš tikrųjų yra. Nenuožmesnis. Žmogus, ne tai, kad subtilus, bet žmogus, žodį net pamiršau, matai, kaip mane išjungia visas energijas. Mane Marsas veikia per kalbą. Jeigu, pavyzdžiui, aš noriu labai daug pasakyti, pas mane užblokuoja kažkokį tai žodį, kad aš negalėčiau jo pasakyti. Tai viskas gerai. Vadinasi, mes turim vieną klausimą. Ir dabar taip. Mūsų klausia grožio terapeutė Miglė. O jei mane apgavo, aš pykstu ant to žmogaus, kaip jis taip galėjo? Ar tai irgi atsisuks, nes, sakykime, buvo įvykis, moteris liko apgauta ir jinai pyksta dėl to, tai ar dabar per šitą tas laikotarpį, ar ne, kaip sako, kad atsisuks? Kaip čia bus dabar? Žiūrėk, tai dabar yra labai geras variantas žengti žingsnį ir padėti tašką tam reikale. Jeigu tave apgavo ir tu matai, kad jau ten neįmanoma atgal kažką tai sugrąžinti, tai padėk tašką ir pradėk ieškoti kitos veiklos, kad savo atneštų pinigus. Nes jeigu, pasakysiu kitaip, žinokit, jeigu jūs esate sąžiningi, ne, versle, sąžiningi visur, ir kažkas tai jūs apgauna, tas, kuris nesąžiningas, pas jumi, žinokit, Dievo kanceliarija mato viską. Iš viršaus labai gerai viskas matosi, kas ką apgavo, kaip apgavo ir kokiu būdu, pavyzdžiui, padėti tam žmogui, kuris liko apgautas. Ir jam, pavyzdžiui, jau yra paruošta loterijos biletas, ateik nusipirk ir išlošė 2 gubai daugiau, negu tave apgavo. Tai bet jeigu žiūrėkit, jeigu aš čia visą mane čia apgavo ir aš kokius 5 metus ir graužiu ir visiems pasakoju, graužiu ir nieko nedarau ir dar graužiu ir laukiu, kada man ten atiduos, jeigu kažkoks apgavystė buvo, ne, pinigus nunešė. Ir 5 metus laukiu, tai sugrauži save, dar šeimą gali sugraužti, dar tą, ką turėjai, gali irgi prarasti. Tai dėkit tašką. Jeigu įmanoma kažką padaryti, paskambykit, pasakykit, kad atiduotų. Apgavo, tai darykit kažką. Jeigu mane apgavo, tai aš einu ir ieškau, kas kur apgavo, kaip apgavo. O gal santykiuose apgavo, gal, pavyzdžiui, su kita išdavė ir apgavo, gal va čia, vėlgi mes nežinom iš tiesų tos situacijos tokios. Tai dėkit tašką, Miglė. Taip, dėkit tašką ir darykit arba į gerąją pusę kažkokį žestą žingsnį. Tai gerai, apgavo, tai vyras nuėjo pas kitą. Tai pasisodinu tą vyrą prieš save ir sakau, dėl ko nuėjai. Tai dedu tašką, tai sakyk, arba aš ten kažką netaip darau, ne? Tai tada keičiuosi, kad jisai pas kitas nevaikščiotų, arba dedu tašką ir sakau, kad jeigu aš tau netinku ir tu visą laiką eisi, tai viso gero. Ateis kitas tada. Taškas yra, posakis taškas, tai yra sau pasakyti, ko aš noriu ir kaip aš toliau galėsiu kažką tai daryti. Bet jeigu, pavyzdžiui, kaip aš sakau, yra tokių labai įdomių papasakojimų, ne? Dar čia su kažkuo tai draugauju, dar tų santykių kažkaip tai nenutraukiu, matau, kad nesiženysiu, ir vaikų nenoriu nuo jo, ne? Bet dar vis nuveža į restoraną, dar kitą kartą nuvažiuoju kažkur tai su juo, žinai, kol kito neturi, tai gal būna toks. Tai vakare parašo kažką, tai gal nuotaiką pakelia kažkada, tai negalima taip. Arba jau to žmogaus apgaudinėti negalima. Tai galima čia būti, pasakysiu ir iš vyriškos pusės, pasakysiu ir iš moteriškos pusės, toks dalykas gali būti. Vyras irgi gali turėti, ne, ir jisai mato, kad nenorėčiau aš nuo jos vaikų, bet gerai tvarkosi, gerai maistą gamina, o ko man čia nepasinaudoti. Ir kitą kartą ir į skalbimo mašiną ir ko nesudeda, ir skalbia, viskas kaip ir gerai, ne, pasinaudosiu. Negerai, žinokit, tada šitas santykis yra blogas. Reikia dėti tašką, arba nutraukti santykius, arba pasakyti, kas yra negerai, dėl ko aš to nenoriu. Tai jeigu žmonės gali pasikeisti, galbūt pasikeis. Dėl ko nenoriu, ne? Nes kitos lieknesnės, gražesnės, o tu storai ir aš nenoriu, kad tu šalia mane visą laiką vaikščiotum. Tai daryk išvadas, arba eini ir sportuoji, kad šalia jo būtum, jau jeigu jį įsimylėjus ir nežinai, ką daryti, tai gali keisti save. Nors tai yra pasunkiausias dalykas. Iš tikrųjų geriausia susitikti tą, su kuriuo kartu keisitės, ne? O ne tai, kad jisai pasakė, o aš jau turiu viską keistis, papus susidėti, lūpas išsipūsti ir kažką tai daryti, ne? O paskui nereikalinga, nes atėjo lygiai tokia pati su papais ir lūpom ir man jau šitą nereikalinga dabar, ne? Tai ne tą norėjau iš tikrųjų pasakyti, bet nuėjau į kitą pusę. Esmė kokia, ne, yra, sakyčiau, visą laiką reikia
visą laiką reikia būti tuo žmogumi, kuris žinotų, kad vieną žingsnį į priekį dar galiu žengti. Negaliu būti užsispyręs, aš jau čia savęs nieko nepakeisiu, ne? Nu, kodėl nepakeisi? O gal eisi kokią anglų kalbą išmoksi, o gal, pavyzdžiui, prancūzų kalbą išmoksi, o gal nueisi tango išmoksi šokti. Tai nereikia sakyti, kad jau aš čia tai viskas, jau dabar kokia esu tokia, va, teta, mane imkite ir džiaukitės. Bet ne tą norėjau pasakyti. Norėjau pasakyti, kad kol dar turi kažkokius tai santykius, tie, kurie niekaip neįteisinti, ne? Ir nu jie va tokie, va, dėl patogumo. Tai man pasakojo tokią istoriją ir tikrai juokiausi. Sakau, negalima, turi mesti šitos santykius, tada tik tai atsidarys tie kiti langai ir pas tave ateina kitas žmogus. Nu, bet žiūrėk, sako Rūta, nu, tai į parduotuvę, sako, kai eini pirkti batų, tai sako, neini basas, eini su kitais batais. Nu, tai realiai, kai jau eini ieškoti to, kuris jau kito bato nusipirkti, tai su batais ateini. Bet yra posakis kitas toks. Jeigu eisi basas, greičiau nusipirksi tą batą, negu vaikščiodamas su kitais batais. Tai va tau yra atsakymas. Taip, į parduotuvę eini su batais, kad nusipirktum kitus batus. Bet realiai, jeigu eitum basas, tu juos greičiau nusipirktum. Tai va tas toks atsakymai tokie. Ir dar yra kažko tai nedasakiau pačioj pradžioje. Ne? Ką mums dar duoda, pavyzdžiui, va dabar tos energijos, kurios yra danguje. Jos duoda mums drąsos. Ir va ta drąsa, kokios, pavyzdžiui, kitą kartą sėdi, neprisiruoši. O dabar yra tas toks pakilimas, kad sugalvojau, pasakiau savo, viskas, atsistoju, einu ir darau. Ne rytoj, ne poryt, ne vat kitą savaitę. Bet dabar, jeigu aš matau, kad man čia va vietoj viską galiu padaryti, tai dabar atsistoju ir darau. Ir padės tą padaryti iš tikrųjų. Tai kitą kartą, jeigu neprisivertė ten, nei rytinę mankštą daryti, nei ten kažko. Tai va dabar pasakykit savo ir prisiverskit ir jums padės. Gyvenimas padeda tokius dalykus. Ir būti drąsiu yra gerai. Turim papildymą iš Miglės. Taip. Kad ne vyras, viskas gerai. Rašo finansai. Štai papildymas. Kokia buvo, kaip apgavo. Aš jau kaip ir sakiau, žiūrėkit, jeigu jūs ten esat teisi, tai yra labai daug būdų, kaip išspręsti tas, kas tave apgavo. Ne? Paskutinis variantas - policija. Nu, kaip ir paskutinis. Nu, teisėsauga, tada jau eini į teisėsaugą ir sakai, koks yra variantas, kas čia buvo negerai ir taip. Bet vėlgi sakau, jeigu tikrai jūs esate teisus ir jeigu, pavyzdžiui, tas iš viršaus mato, kad viskas buvo labai teisingai iš jūsų pusės ir jumi nuskriaudė, tai arba čia gali būti tas dalykas, kad turit kažką pradėti kito daryti, nes žiūrėkit, kitą kartą mūsų sielos formulė jinai irgi parodo, jeigu jūs atėjot kažkokios patirties, o va tokios, pavyzdžiui, atėjot patirties prarasti pinigus. Kada jūs juos prarasit? Geriau, kai jauna būsite, ne? Tai va tas Dievas iš viršaus jisai žiūri. Geriau tu jauna praras, nes tada tu pasikreipsi į kitą pusę ir tau va čia toj paduota arba loterijos bilietas arba užsidirbsi. Bet kai iš tave paims tada, kai tu būsi ligota, kai tu būsi gal viena, be vaikų, tada tau bus mirtis. Tu nepatemsi šitos patirties, ne? Tai visos patirtys duodamos tada, kada tu ją gali padaryti. Tai galbūt žmogus atėjo tokios patirties. Jeigu pas jumi tai yra parašyta sielos formuliai, tai džiaukitės, kad jau ją praėjot. Viskas, užsimerkiam, dedu tašką ir einu toliau gyvenu savo gyvenimą laimingai, gerai, nes jau viskas. Tai praeityje. Bet, sakau, nereikia įsikabinti ir tampyti. Kuo daugiau tampysi, tuo daugiau prisitampysi savo blogų emocijų. Tada ir kaimynas blogas bus, tada ateis ir pirksi mašiną ir tą pataikysi blogą nusipirkti. Eisi su kuo susipažinsi ir tą susitiksi netikusi, pasirodys džentelmenų, iš tikrųjų niekšų. Nu, tai visas gyvenimas pas mumis taip ir pastatytas. Blogai pasidarė, eini, darai, kad pirmiausia, tai eik pasakyk, kad atiduotų. Nu, tai jeigu finansiškai apgavo, gal dar ten viskas gerai, niekas nežino. Ne? Turim papildymą iš Miglės. Tai situacija tokia, kad dirbo darbas, melavo apie savo profesionalumą, iškišo senienas kažkokias elektros instaliacijas, po to viskas sugedo, išvariau, reikėjo viską pakeisti ir investuoti dar kartą. Tai labai liūdna ir skaudu, taip pateiksiu jam sąskaitą už tuos perdarytus darbus. Tai viskas, ką galiu, nes jokių sutarčių nebuvom sudarę, dirbo taip pati kalta, kad tai pasitikiu žmonėm. Nu, žiūrėkit, daug pas ką tokių būna dalykų. Va, nesudariau sutartį, va ir turiu, ką gaunu, yra tokių dalykų, tai nuo šito nepabėgsi. Bet vėlgi sakau, reikia drąsiai pasielgti, nereikia sėdėti ir galvoti, nu jau viskas, nunešė, tai dabar čia. Ne, einu ir sakau, kuo gali atiduoti tada.
Jau pridarai čia man tokių dalykų. Tai jeigu nori, kad aš tavo darbo ten neužblokuočiau ir Facebook'e neparašyčiau visiems, kad tu esi aferistas ir darai iš senienų ir viską blogo, tai tu tada stenkis su manim bendrauti ir kažkaip atidavinėti arba kažkokiais darbais pakeisti mano tą visą nuostolį, ką aš gavau, ne? Nebijoti būti drąsiu. Čia pasakysiu anekdotą tokį, nes, žinok, jisai senas, jau gal prieš kokius 5 metus jisai tarp mūsų keliavo, bet drąsumas yra, supranti, kažką tai pasakyti ir nebijoti pasakyti, nes jeigu tu sėdėsi ir lauksi, o gal kas nors jam ten nušvis ir jisai sugalvos, kad čia man reikia paskambinti ir pasakyti, kad tai tikrai taip nebus. Čia jau 100% šito nelauk, nes tas, kas padarė blogo, jisai, jeigu į jį nesikreips, jisai tikrai jau tavo net nešant plėkštutės. Nebent kitų variantų. Jisai nueis pas kažkokį žmogų, kuris pasakys, kol tu ten to santykio nesusitvarkysi, pas tavai nebus nei šeimos, nei pinigų, nei vaikų. Tai va tada jisai tau atneš. Nes realiai, tai jeigu mes žinotume, iš tikrųjų, jeigu mes žinotume, kad kiekvienas mūsų nusuktas pinigėlis, jisai ateina tokiu vulkanu, tai tikrai ir man buvo taip. Aš, pavyzdžiui, parduotuvėje padaviau, man atrodo, 20 eurų, man grąžą davė 100. O džiaugiausi, čia tikrai senai buvo ir labai džiaugiausi. Dar visiems pasakojau, kad kai džiaugiuosi. Tai sako, jeigu tu dabar žinotum, tai neštum atgal, ieškotum tą žmogų, iš kokio žmogaus tu ten šitaip, sako, pasielgiai. Nes jeigu yra pas tai problema, žinok, čia viskas ateina iš tokių dalykėlių. Tai bet reikia žinoti. Tai apie drąsą, ne? Jeigu mes norim būti drąsus, tai anekdotas apie drakoną. Atskrido drakonas į Lietuvą ir sako, vaikšto po mišką ir sako, nu ir įdomu, kas čia pas jums pats stipriausias toks buvo. Vaikšto, sutinka mešką. Kas sako, tu tokia? Aš sako, meška. O ką tu sako, čia veiki? Nu va, vaikštau, saugau mišką, aš gauruota tokia. Gerai, sako, užsirašau, tu meška. Vaikštai po mišką, čia tokia gauruota, rytoj, sako, pas mane ateini 2 valandai, aš tave suvalgysiu pietums. Viskas aišku. Meška matau, kad didelis, nu ką su juo tenai pyksėsi, jau pasakė, tai ir turi klausimų. Nuleido galvą, ateisiu, sako, 2 valandą. Eina toliau, sutinka vilką. Kas tu toks, sako? Nu, aš čia vilkas, sako, o ką tu čia, sako, veiki? Nu, vilkas, pilkas, vaikšto po mišką, valgau tie, kurie nespėja nuo mane pabėgti. Vilkas, pilkas, užsirašau. Ateisi pas mane rytoj pavakariams, aš tave suėsiu. Viskas aišku, turi klausimų. Nu, tai ką čia, didelis, ką aš čia su juo bilinėsiuosi, viskas aišku. Eina, bumt kažkas iš šono čia jam, žinai, zuikis. Kas čia, tu, sako, toks? Aš čia, sako, zuikis. O ką tu, sako, čia veiki? Nu, čia aš vaikštau po miestą, bėgu nuo vilko, bėgu nuo lapės, nuo visų, sako, lakstau. Aha, zuikis, užsirašau, zuikis, lakstau nuo visų. Nu, va, sako, gerai, ateisi pas mane rytoj vakare, aš tave suėsiu. Viskas aišku, klausimų turi? Jo, sako, turiu klausimų. Nu, klausk. Sako, ateit, galiu neteiti. Nu, jau sako, gali neteiti, tai išsibraukiu. Va, būk drąsus, nors būk tas, va, kiškis bailys, ne? Paklausk, eik kažką padaryk. Tai aš sakau, jeigu tu turi kažkokią nuoskaudą ir žinai, kad kažkas ten kažkada dar buvę, ne? Nes dabar pas man dar toks yra vienas laikotarpis, kad iš praeities atitemti viską tas, kas buvo blogo, ne? Ir va dabar pateikti tas savo nuoskaudą. Ne tai, kad jas pateikti, bet padėti savo tašką. Tai paskutinis taškas, paskambinu, klausiu, atiduosi? Ne, gyvenime netiduosiu, viso gero, tau tikrai nepasiseks ir padedi ragelį. Ir eini ieškoti kitą pusę, nes žinai, kad iš šitos pusės 100% negausi. Ir tada eini kažką tai veikti. Ir tada jau galvoju, ar eisiu tortus kepsiu, ar eisiu kažko mokinsiuosi ir kažkuo tai vadybininku būsiu, ar eisiu kitą pusę ir tinklinį marketingų užsiimsiu. Va tau yra atsakymas. Ir nereikia daugiau tenai nuo ryto iki vakaro laukti, kad kaip ten bus, ar kažin į tą pusę pasisuks, ar kažin į aną pusę pasisuks. Tas tampimasis toks. Tai ir gyvenimas paskui tamposi su jumi. Susipažinai kažkokiu vaikinu ir jisai tau neskambina 2 savaitėm, ne? Bet tampimasis vyksta tada. Tu tampais ir su tavim tamposi. Ir mūsų tie santykis, jisai labai viską konkrečiai paaiškina ir konkrečiai sudeda į vietas. Tai nesakau, kad turi ten būti kiškis drąsuolis ir ateiti pas kokį durnelį, kad tave nušautų. Nereikia iki tokio lygio, ne? Nu, nes visokių, sakau, yra psichopatų, kurie ir laukia tik tai, kol pasakyk ką nors, ne? Nes laikotarpis irgi ne pas geriausias. Čia, žinokit, susipykti tai 5 kapeikos. Pasakyti žodį kažkam tokį, kuris netinka, tai paskui iš kito susilauksi tiek, kiek net nesvajoji per gyvenimą. Bet būti drąsiu reikia, bet pavyzdys zuikis. Tai nereikia tyliai laukti, kol kažkas pasidarys. Išimtis, tie, kas turit Veneros žuvį ženklę, ten jeigu baltasis mėnulis yra, taip, laukit, pas jumi atplauks, tik tai neaišku kada. Nes tie, kas Venerą ir žuvies ženklę turi ir baltąjį mėnulį,
jiem galimybė sulaukti, kol jau ten tas susivokės, kažkur tai jam kažkas blogo atsitiks ir jisai ten po kokių 15 metų sakys, tu žinai, aš iš tai ten kažkada nugvelbiau tiek ir tiek pinigų, te juos visus, nes man jau ruošiasi koją nupjauti. O jeigu atiduosiu tau šitos visus pinigus, grąžinsiu skolą, ir išsigydo ir nereikia jokios operacijos daryti. Būna tokie dalykai, jie ir yra. Tai aš visą laiką sakau, kol nežinojai, galėjai naudotis. Aš irgi nežinojau, irgi gražas ėmiau, tokias, kokias man nebuvo leista imti. Ne, kaip neleista, davė, tai ir davė, džiaugiuosi. Kas neleista, kas neleista. Bet tas žmogus nukentėjo, nes iš to žmogaus atlyginimo įskaičiavo. 100% tai buvo. O kas man tuo metu, aš jauna graži ir man viskas buvo gerai. Tie įvykiai, kurie jau įvykę, taip ir buvo. Tik tai kitą kartą susitinki kompanijų ir pasakoji kokį nors įvykį, ne, kad kažkas nugio. Tai gal aš ten buvau, ir sužinok šitos dalykus kitą kartą. Nes tą, ką padarai, aplink tai visą laiką ratu eina. Ir tu nepabėgsi nuo savo kažkokių tai, nuoskaudos nepabėgsi. Jeigu mes su nuoskaudom kitą kartą savo tiek blogo prisidarom, ne? Nuo vieno nuoskaudą turiu, nuo kito nuoskaudą turiu, dar nuo kito turiu. Tai įsivaizduokit, kad nuo vieno 5 kokių kilogramų akmuo įsidėjau į kišenę. Nuo kito nuoskaudą dar 5 akmuo į kitą kišenę. Dar nuo kito tai ant sprando užsidėjau, ne? Ir su tom nuoskaudom, kaip įsivaizduoja, dar kokią 15 nuoskaudų ir viskas. Ir mane sužemino. Tai kuprai išaugo arba tada žiūrėk jau ir sąnariai iš vietos išėjo, nes to svorio nepaneša. Tai tos nuoskaudos yra blogai. Išsakei, pasakei tą, ką nori, dabar yra labai gera proga. Paskambinti, pasakyti, išsakyti tą, ką galvoji ir nelaukti. Ir padėti taškus. Arba jau jeigu žinai, kad reikia padaryti kažką, tai imi ir darai. Ir sakai, gegužės mėnesis yra laikotarpis, kad turi laiko, paskui dar iki spalio mėnesio turi laiko. Ir sprendi, sudedi kažkokį grafiką, kaip tai viskas bus. Tai, taip reikia daryti. Tai, mėlyjeji, tikrai matau jūsų visas žinutes, visus komentarus matau. Jau visai netrukus išrinksime, kas laimėjote šį vakarą sielos formulę. Gintarė klausia, ar šitas laivas bus išsaugotas. Taip, šitą laivą bus galima rasti Milijonierių puslapyje Facebook'e arba YouTube kanale Milijonierių. Taip pat noriu Rūtą paklausti, ar mes dar planuosime laivus, nes tikrai matau, žmonėms labai yra įdomu, jie labai nori daug visko sužinoti. Ar bus galima dar iki švenčių susitikti? Taip, mes vieną dar turim paruošę. Mes dar turim paruošę dovanas, kokias dovanas pirkti ir kam kokią po eglutę padėti. Kadangi šitas laikotarpis netinkamas dovanom pirkti, tai aš ir nenoriu net išeiti su tuo laivu, kad paskui žmogus išgirdęs bėgs pirkti. Pasirodysim gruodžio pradžioje. Nes gruodžio pradžioje prasideda laikotarpis, kaip galima dovanas pirkti. Jas galima ir dabar pirkti. Tik tai labai yra toks niuansas vienas, ne, kad gali neįtikti dovana, gali būti net nekokybiška. Tokių visokių dar dalykėlių yra, kad nereikia bėgti ir skubėti. Žinokit, jeigu dar skubėjot kažkam nupirkti ir negavot, tai čia irgi, žinokit, sulaikė jumi nuo kažko tai blogo. O bus, apie dovanas išeisim. Ir dar galėjai. Iš tikrųjų, nuo dangaus, ne? Jeigu danguje darosi įvykiai ir pas mumi gyvenime darosi, tai tada eini ir pasakoji, ir kaip ten išsisukti iš to viso įvykio, ir ką pakeisti, dažniausiai ką pakeisti savyje. Kuo aš galiu pakeisti save kitiems ir kad visiems būtų gerai. Tai bet jeigu tylėsiu, nieko nesakysiu, vienam bus gerai, bet man nuoskauda, tai geriau tada išsakyk, kad tos nuoskaudos neliktų. Ir žmogus savo nusitęsia kelią. Iš tikrųjų, vienam nuoskaudą 5 kilus išmečiau iš kišenės, kitą 5 kilus išmečiau ir žiūrėkit, jau prasitęsiau, jau ir nugara tiesesnė ir jau kelias, jau saulė nutiesė kažkokį tai, ne? Tai viskas vyksta, kai tu pats gerai gyveni, pagal žmogų didžiąją raidę, tai ir tau gyvenimą visą padaro taip, kad būtų gerai. Ir jeigu mūsų mėly žiūrovai, jeigu turite kažkokių tai temų, kurias galbūt mes neaptarėme, galbūt nepaminėjome, o jūs tikrai labai norėtumėte apie tai sužinoti, būtinai štai dabar komentuokite ir rašykite komentaruose, kokią temą norėtumėte išgirsti iš mūsų su Rūta. Na ir dabar, manau, kad jau pats laikas būtų mums išrinkti nugalėtoją. Ir aš to jau einu į pačią pradžią mūsų live transliacijos ir minutėlę. Rūta, susitarkime. Aš skrolinu, o tu sakysi stop. Gerai. Gerai?
Gerai. Visiems linkiu sėkmės. Laikom čiūrus ir 1, 2, 3. Laukiam, nors ilgai nelaukiam, nes aš ilgai nemėgstu laukti, stop. Dalia Dalužė. Sveikinam Dalią. Parašykite man asmeninę žinutę per artimiausias 24 valandas. Kas pažįstate Dalią, rašote jai žinutę. Na, o jeigu Dalia nesusisieks per 24 valandas, šis prizas bus padovanotas kitam žiūrovui, kuris taip pat pasidalino šią live transliaciją. Ir dabar grįžtu į komentarus. Sveikinimai. Komplimentai, ačiū Elvita, labai malonu, labai smagu. Štai laukia dovanų, dovanų laivo, tai tikrai labai smagu, kad jums patinka mūsų kuriamas turinys. Gerą lipas, ačiū labai šaunu, labai džiaugiuosi, labai smagu, ačiū visiems. Ir ką norėtum, Rūta, palinkėti šį vakarą mūsų žiūrovams, jau tokį paskutinį tą tokį žodį, kuris neštų vertę ir naudą mūsų žiūrovams? Užsisakykit sielos formulę, jeigu jos dar neturit. Nes man, pavyzdžiui, labai kitą kartą sunku kalbėti, nes jeigu sakyčiau ten vėžiui tas, žuvies ženklui tas, iš tikrųjų tai negali tai pasakyti, kadangi mūsų sielos formulės yra truputį kitokios negu kitą kartą astrologinės prognozės. Ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, tikrai nori sužinoti, kurioje ten vietoj pas tave tas taškas yra, tai tas, kas turi sielos formulę, jūs visi žinot, iš tikrųjų, tą tašką. Jeigu nežinot, parašykit visi man, aš drąsiai atrašysiu kiekvienam, kur tas taškas jūsų yra. Tačiau tas, kas jau įvyko per tuos užtemimus, ne nuo 25 dienos, jau jūs patys žinot, koks tas įvykis yra pats sunkiausias ir kas ten buvo tokio, kur man dar širdį graužė, ne? Arba aš kažką padariau, arba kažko nesupratau, arba kažkas su manim pasielgė negražiai, tai tas įvykis jau yra pas visus. Arba neprisiruošiau, nueiti sutvarkyti sandėliuko. Tai va dabar atsistoju, einu ir tvarkau. Tai nėra tai blogai, kad jau pas kiekvieną kažkokios tai didelės bėdos, ne? Bet kitą kartą per vaikus ateina. Jeigu vaikas susirgo, ne, tai žinokit, čia irgi jums rodo į kažkokį tai jau ne patį geriausią dalyką, nes kitą kartą vaikai irgi, jie pasako mums, turi tokią duotybę. Tai tas, kas turi sielos formulę, okei, viskas gerai, pas jumis ten parašyta, kurioj pusėje ten jūsų kažkas laukia. Realiai dar vienas toks įdomus dalykas, ne, sielos formuliai dar žiūrėkit, jeigu kartais pas jumi šiuo metu kažkokia planeta yra, ne, kaip pavyzdys, ne, aš turiu savo sielos formulę, ten yra planetos išdėliotos rate ir prie kiekvienos parašyta metai. Ir jeigu va dabar jūsų metai jau šitie yra, ne, ir tais metais stovi planeta, tai žinokit, kad ta planeta, jinai labai diktuoja jums visas savybės. Ir va būtent jinai sako, į kokią pusę reikia žiūrėti ir į kokią pusę. Ir jeigu, pavyzdžiui, kitą kartą sakau, susipikai su mama, arba va, atėmė kažkokį tai pirkai daiktą ir jisai nekokybiškas buvo. Tai žinau, kad gal kaltas, nes ten mamos planeta stovi, gal su mama susipikai, o tau iš kitos pusės atėjo toks blogybė, ne? Tai va visą laiką ten yra pasakyta. Tai tas, kas neturit, sakykit, iš tikrųjų verta žinoti. Aš šiandienai jau kitą kartą sakau, nori turėk, nori neturėk, nežinai ir nereikia, ir tada ramu gyveni savo kaip nori, bet šiandienai galvoju, kad reikia, nes labai daug tokių įvykių pati mačiau, kad vyko, ne? Ir labai daug tokių konsultacijų buvo, kur žmogui, sakau, tikrai, būčiau nežinojęs, tai sako, būčiau tokią nesąmonę pasielgęs, jau būčiau taip, sako, dabar padaręs, kad visai ne į tą pusę nuvažiavęs. Tai kitą kartą, jeigu įvykis vyksta, negalvokit, kad jisai susijęs su tuo, kas vyksta. Gal ten, sakau, už nugaros stovi susipykimas su broliu, sesė arba mama. Gali būti toks dalykas. Turim klausimą. Ir pabėgo. Taip, klausimas. Miglė klausia, kur užsisakyti sielos formulę. Tai, mėlyjei, kas rašote dabar, nori sielos formulės, parašykite man asmeninę žinutę. Aš jūs nukreipsiu tiesiai pas Rūtą. Mes tiesiog neskelbėme kontaktų viešai, kad susisiektų tik tais tie, kurie iš tikrųjų to reikia ir to nori. Tai ačiū visiems už šį vakarą, dėkoju visiems žiūrėjusiems, labai smagu buvo jūs visus pamatyti ir laukiame kito laivo su Rūta gruodžio pradžioje, tiesa? Gruodžio pradžioje, taip. Tai viskas tada pasižymėkit datą gruodžio pradžioje, žiūrėkit kiekvieną jau dieną, gal kažkurią dieną ir išlysim. Ačiū visiems dar kartelį ir gero vakaro.